Sveiki visi, sveikinu visus su rudens sezonu. Dažniausiai sportininkų tarpe ruduo yra naujų iššūkių, tarp sezono metas iki kažkokių varžybų pasiruošimo ar savo įsikeltų tikslų. Tai visiems čia susirinkusiems, visiems, kurie mus stebi socialinėse, linkiu, kad šitie ateinantis metai link savo tikslų, šitas tamsusis periodas būtų ne toks tamsus, bet su sportu mes rastumėm kažkokios šviesos, rastumėme savo kažkokių tikslų, žiburio išpildymo ar panašiai. Tai sveiki visi, čia susirinkę, sveiki visi, kurie mus stebi socialinėse. Šiandien forumo tema labai yra aktuali kiekvienam sportuojančiam, profesionaliai ir ne tik. Tai yra sportas be traumų, siekiamybė ir realybė. Galima netgi ir sakyti siekiamybė ar realybė. Tai šiandien pakviečiu visus tikrai savo srities profesionalus, kurie pelnė yra begalė įvairių pasiekimų, begalė įvairaus indėlio idėjų į mūsų sportinį gyvenimą. Ne tik savo kaip asmenybės trenerio atleto, bet ir atnešė daug įvairių žinių kitų žmonių atžvilgių. Tai jau jie tokie kaip mentoriai, kuriuos tikrai daugelis žino, kurie dalyvavo įvairiose varžybose, aukščiausiose scenose stovėjo ir panašiai. Tai pirmąją pašnekovės mes šiandien turime, tai yra Agnė Mickevičiūtė Butienė. Tai yra Sportas be adreso projekto iniciatorė, savininkė ir sukūrėja. Dalyvavusi begalė įvairių projektų, ilgametė trenerė, vienas stipriausių trenerių grupinių srityje, mano manymu, Lietuvoje. Taip pat Nike Lietuva veidas, dirbanti tiek individualiai su savimi, tiek Impulso LTU bei Lemon Gym tinkle. Tai va, pasveikinkime už šitą viešinę. Taip, turime pašnekovą, kuris tikrai dažnai prisijungia prie mūsų ir mes tikrai džiaugiamės, kad palaikom šiltus ryšius ir santykius. Tai yra Andrius Talačka, Lietuvos absoliutus vyrų kultūrizmo čempionas bei pasaulio vyrų kultūrizmo vicečempionas. Šalia manęs sėdi Diana Lobačevskė, tai yra trenerė, lengvaatletė, 2 olimpinių žaidynių dalyvė, tai čia yra labai stipru. Nubėgusi daugiau virš 40 maratonų įvairiuose tarptautinėse Europos pasaulio čempionatuose, dalyvavusi Londono 2012 metų olimpinėse žaidynėse bei Rio de Janeiro 2016 metų olimpinėse žaidynėse. Dabar savo karjerą bei darbą tęsia kaip bėgimo trenerė. Tai paplokime Dianą. Taip pat turime viešinę Kultūrizmo akademijos 2023 metų nominacijos metų atradimas laureatė, tai yra Diana Kukauskė, viena tituluočiausių sportininkų Lietuvoje, 2 kartus pasaulio fitness modelio suaugusių moterų ir veteranų čempionė, 2 kartus suaugusių moterų Europos čempionė ir Europos veteranų čempionė. Tai paplokime Dianai. Turime vieną turbūt daugiausia iš mūsų šitos auditorijos metų pradirbusi treneriai, turinti didžiulį bagažą ties treniravimu, ties psichologiniais dalykais, ties darbu su individualiais atletais, ties darbu su komandiniais sportininkais. Tai yra Gediminas Sudovaitis. Turime Kultūrizmo akademijos kūno lavinimo modulio projekto sumanytojo ir vadovo Igorį Opryško. Turime vieną ryškiausių šių metų Lietuvos bikinio fitneso sportininkę Renatą Černiauskę. Tai va, šios dienos mūsų seminaras ir visas forumas yra susijęs su traumom, su to, ko labiausiai bijom, tas, kas labiausiai pakenkia, netgi galim susigalvoja sportininko visą emocinę būklę bei psichologinį pasiruošimą, būseną ir panašiai. Norėčiau paklausti klausimo Gediminui. Ar traumingumui, dažnumui yra kažkaip įskiriamas sezonas? Ar daugiau traumos yra žiemos periodu, ar vasaros, ar tai susijęs su tarp sezonu, ar su sezono varžybomis?
Iš tos patirties galiu pasakyti, kad traumingumas labiausiai susijęs su varžybiniu vežiojimu. Dėl to, kad sportininkai siekia vadinamų maksimalių aukštumų, rekordų, laimėjimų, vietų aukščiausių ir tas dažniausiai yra susijęs su traumingumu. Tai čia jeigu kalbėti apie aukštą meistriškumą. Taip. Igor, kaip tu manai iš savo patirties, iš savo asmeninės, gal iš darbo su žmonėmis, kokie patys pagrindiniai dalykai yra lemiantys sportininko, atleto įgytą traumą? Ką labiausiai galėtum pabrėžti, skirti, kas miegas, mityba, finansai ir taip toliau? Aš galvoju, kad esmė yra galva, kada jisai užkelia lūkesčius ženkliai didesnius negu gali atitikti kūnas. Ir tada vyksta tas disonansas, kūnas nespėja adaptuotis dėl krūvos priežasčių. Yra tiek traumos. Jeigu tai sportas, kuris susijęs su daug pakartojimų tų pačių judesių, tai dažniausiai būna nuovargio traumas, kurios taip nepastebimos, bet po to kas maratonus laksto gerai žino, kaip būna su kojom. Tie atletai, kurie dirba su svoriais, pas juos dėl prastos technikos kenčia sąnariai, atsiranda skausmai, raiščiai ir taip toliau. Ir tie dalykai susiję su to, kad noras yra vienoks, o gamta sako kitaip. Tai reikia mokėti, sudvejant. Dėl to turi būti treneris. Tai tiek. Gediminai, ką tu galėtum papildyti šito klausimu? Traumų atsiradime yra daug faktorių. Vienas iš faktorių, kaip ir paminėjai, yra prasta technika. Jeigu taip vardintume, prasta technika, blogas apšilimas. Kitą kartą gali būti, kad netgi, čia daugiau susijęs su vyrais, kai jie mato, tarkim, aplinkui moterų ir jie stato rekordus, jie užsideda svorį didesnį negu reikia, nes jam reikia pasirodyti. Tai čia pasitaiko taip pat nuovargis pasiruošime, jeigu yra laikotarpis tam tikras ir nuovargio faktorius gali būti trauma. Bei taip pat, kadangi aukšto meistriškumo sportininkai, jie bet kuriuo atveju specializuojasi, kitaip sakant, juda kažkokia viena kryptimi, kur raumenynas, prarandamos kažkokios kitos savybės. Tarkim, jeigu jėgos sporte keliami dideli svoriai ir pamirštamas mobilumas, tai gali tiesiog lygioje vietoje būti trauma, ryšiant su tuo, kad raumenynas nebegali tų amplitudžių atlikti, o svoriai yra dideli, kaip pavyzdys. Taip sakant, norint mums sumažinti traumų galimybę arba išvengti jų, mes turime išplėsti mūsų fizinių savybių ugdymą, ne vien tik jėga, turi būti tempimo pratimai, turi būti širdies darbo, ištvermės apkrova, turi būti mobilumas, turi būti stabilizavimas. Taip sakant, kūnas turi turėti daugiau negu vien tą kažkokią specializaciją. Nors jeigu, kaip sakiau, kontekstas aukštas meistriškumas, mes to neišvengsim. Specializacija yra būtina. Ir kiekvienas sportas turi tam tikrą kryptį, į kurią pusę specializuojasi. Tai jeigu man tenka dirbti, tarkim, su žaidybinių sporto šakų atstovais, sakykime, krepšininkai, futbolistai, jie, pavyzdžiui, grįžta po sezono, sako, man reikia naujai jėgos, ten turi 8-12 savaičių, reikia užsikrauti. Bet mes pažiūrim, kad, tarkim, jisai negali pasilenkti, nes jo dvigalvių šlaunies yra visiškai užsistifinę, visiškai nejudantis. Ir apskritai, sakau, tu gali atsitūpti, tiesiog atsisėsti į gilų pritūpimą, žmogus negali, jisai antiek yra užkietėjęs, visas sukaustytas, kad, reiškia, mes turime išlaisvinti, sakau, žiūrėk, tu kaip dužęs lėktuvas, tu turi atpalaiduoti, mes turim nepulsim jėgos daryti, negalim tiesiog. Tai va, jeigu tokie, sakykime, faktiniai, grynai iš patirties. Tai va. Andriau, tikrai žinom, kad esi gerai tituluotas atletas ir, kaip jūs sako, tai tikrai 100% galima teikti iki aukšto meistriškumo sportininko. Gediminas sako, kad aukšto meistriškumo sportininkai tengiasi anksčiau ir vėliau yra neišvengiami į tą riziką, kad yra patyrę mikrotraumų, didelių traumų. Tai iš tavo prasminės patirties
patirties per savo sporto karjerą, visi patyręs tų skaudžių momentų, kai yra įvykusi iš mikrotraumų, kuris stabdo tavo pasiruošimą į sportą, arba net turėjus rimtų traumų su judėjimu, su splyšimu, patempimu ir taip toliau. Ne, bet čia tas ir keisčiausia, kad neturėjau tokių traumų jokių ir man labai keista, kai būna kultūristai ypatingai stambui, kai paskui ten plyšo, tas atsitiko. Tai aš taip galvoju, bandau savį įsivaizduoti, bet iš tikrųjų čia gal mane tas apsaugojo, kad aš, kadangi atėjau iš kitos sporto šakos ir ten visą laiką darydavom apšilimus, tempimo pratimus. Ir kažkaip aš pripratau ir čia, pavyzdžiui, negaliu net ir tam toj sporto šako negalėjau niekada neapšilęs, ar ten kažkiek lengvai neprasmeta, kažką pradėjau daryti. Tai dauguma, aišku, salėje matau, kad ateina sportininkai, jie tiesiog persirengia ir iš karto vos negula po štangą ir iš karto daro. Tai bet čia yra, manau, kad čia yra blogiausias dalykas, kad gali būti, tas daugiausiai gali iššaukti traumų. Tai kažkaip man tikriausiai aš galiu tai, kad tas apšilimai, tie visi tempimo pratimai, tas pasiruošimas prieš treniruotę, tai gal ir apsaugojo visų mikro ir tų didesnių traumų. Tai galima teikti ir tavo patirtis kitos sporto šakos, visai to gimė atsineštas į kultūrizmą, tave saugot nuo traumų ir laikui gavo laikių ilgamečių sportininkų. Tikriausiai galime Specializacija susikloja. Taip, nes iš tikrųjų Galima tada teikti tokį dalyką, kad jėgos sporto, kultūrizmo atstovai neturi to švietėjiškumo ir nėra įėję į tą visą rutiną, tai įsitempimai, masažai, vis tarkim, pažiūrint šių dienų rinką, tik dabar pastarosius kažkokius 6, galbūt metus, 5, čia tuos pokarantinius laikotarpius, kad ypač jaunoji karta labai stipriai pradėjo savimi rūpintis už salės ribų. Atsirado masažas, atsirado kineziterapija, atsirado mobilumas, atsirado kažkokių kitų reikalų, atsirado psichologiniai reikalai, ko senoje kartoje, kaip ir tu minėjai, niekada nebuvo, dėl to nes tie visi vaikščiai plyšiai su plyšiai. Aš dar galvoju dėl to, kad dauguma visi tą žino ir supranta, su kuo nepakalbė, bet niekas neranda tam laiko. Aš irgi norėjau pasakyti, kad dėl laiko stokos tu negali, pavyzdžiui, tam treniruotė trunka 1,5–2 valandas ir dar apšilti pusvalandį, ten po sporto dar kokią kardiją pasidaryti, tai ne visi gali suskirti 3 ir daugiau valandų treniruotę. Bet aš visą laiką sakiau taip, kad geriau, jeigu tu neturi laiko, tai geriau apšilimo ir tempimo pratimų treniruotė negu iš karto jėgos. Tai vat kitą kartą geriau taip padaryti, negu ir tu tikrai ten nepraloši, fiks aktyvumą bus pratėmis, kraujotakas aktyvins ir tam raumenim. Bet aš sakyčiau, kad reikia bandyti suderinti ten trumpai, bet rast laiko būtinai. Taip, klausimas Diana. Turiu olimpinę atletę. Gal galit papasakoti žmonėms, kaip atrodo tas olimpinio atleto varžybinis tas laikotarpis ir tos pačios varžybos, nes daugelis tikrai nėra susimąstę apie tokį dalyką, kad su Lietuvos rinktinė olimpinė važiuoja begalė žmonių, kurie yra psichologai, yra treneriai, yra masažuotojai ir panašiai. Tai kaip, tarkim, atrodydavo jūsų olimpinių varžybų tas savaitgalis, tas momentas, kaip jūs tarsi komandą ruošdavo, ar reikėdavo kažkokios pagalbos, jums masažuodavo, ar jūs kažką šnekėdavo kaip psichologai, gal galite kažką savo asmeninės. Ar patį pasiruošimą? Jo, iš patirties kažkaip papasakoti. Aš aišku ištisai treniruojuosi 2 kartus per dieną, tai čia kaip ištisus metus, bet kada būna tam tikri startai, tu žinai, kad bėgi dažniausiai arba pavasarį, arba rudenį maratonus, nes dažniausiai mes bėgam tik 2 maratonus į metus. Tai tas pasiruošimas vyksta apie kokius 3–4 mėnesius. Apie 3–4 mėnesius tokio visiškai disciplina režime, tai tavo kilometražai būna apie 890 per mėnesį. Dažniausiai tai aš išvažiuoju į stovyklą treniruotis, kad neblaškytų, kad būtų, kaip tu sakei, kad būtų priežiūra, kineziterapija, nes namų sąlygom yra labai sunku ruoštis, nes yra šeima, vaikai. Tai dėl to trūkumas laiko, nueiti pasimasažuoti, pas kineziterapeutą, kas visai kitaip yra disciplinos daryta yra stovykla.
Tai dažniausiai taip ir treniruodavosi. Dėl priežiūros, tai taip, turi dirbti su komanda. Aišku, kai aš pradėjau treniruotis, aš tos komandos neturėjau, nes pas mane to nebuvo rezultato. Nes vėl viskas kainuoja, masažistai, kineziterapeutai, gydytojai ir taip toliau, visokiausi tyrimai, kurių tam reikia treniruočių, jas treniruojant. Tai po to, aišku, visą tą komandą aš susikūriau, buvo treneris, daktaras, menedžeris, kineziterapeutas, masažuotojas. Kadangi aš važiuodavau dažniausiai tas pačias vietas, į tą Portugaliją, tai aš tenais, būtent, aš nesivežu savo kineziterapeutą, bet mes jau tenais aš susiradusi savo ir jis tenai visą laiką žiūrėdavo. Be šito, aišku, kol tu jaunesnis organizmas, tai tu atsistatai natūraliai greičiau, negu tu jau vyresnio amžiaus. Tai pavyzdžiui, jau kai pradėjau bėgioti, nes iš pradžių buvau stadionai, tai bėgėt nebuvau iš karto maratonikė. Tai pradžioje, aišku, man tu kaip ir nereikėjo tos didelės priežiūros tokios. Bet su amžiumi, kada jau kilometražas yra labai didelis, kai yra krova labai didelė ir man noriu dar grįžti prie tų traumų šiek tiek. Tai būtent pas mane, kada traumas prasidėjo, tai kai tu darai krūvį, pavyzdžiui, tu sugebi prabėgti, pavyzdžiui, per savaitę 200, ir tu visai neblogai jautiesi, tu tada didini dar daugiau. Ir tas didinimas ir priveda prie tų traumų, nes tu savi tikrini, ar tuos laikai. Ir pas mane buvo, aišku, tikrai labai sudėtingų traumų, pas man buvo ir trūkęs, ir achilas, ir stresiniai lūžiai, pėdų, dubenį, ten apie nutrūkimą, ten raumenų, tai iš vis ten labai šitą, nebuvo tai rimta, nežiūrėjau, kaip rimta trauma. Tiesiog, jo, 3 savaitės ir vėl bėgė. Jau kas paliesdavo sausgyslės, jau ten jau buvo prasti reikalai. Tai va, tai tą priežiūrą aš turėdavau ir aišku, visur tą turi būti disciplina, kaip ir sportą, taip ir savo kūno priežiūrai. Ten, kaip aš visą laiką sakiau, kai kurie tenais, kaip pasakoja, kad ateina iš karto pasiema štangą, tai aš praktiškai irgi panašiai į batelius ir iš karto bėg, nors jo, dabar jau kai pasipylė tos traumas, tada pradedi mankšteles daryti, jau tada jau žiūri, nieko nebeskauda, jau mankštelį nebedarai, jau pradedi pasikinkinęs. Natūralu, tai yra žmogiškai. Kaip ir minėjot, ką tik tekė patirti įvairių traumų, tai jos buvo operuojamos ar kokie gydymo? Na, aišku, aš kai esu nekantri, manau, kad kiekvienas profesionalus sportininkas nori, kad kuo greičiau pagydytų tave. Taip, ir kai aš atsimenu, kai man achilas įplyšo, aš ten po visą Lietuvą ieškojau chirurgo, kad man susuktų. Bet niekas nenorėjo to daryti, nes sakė, intervencija gali būti dar daugiau. Sakė, jeigu nutrūkęs, tada taip. Nu tai aš taip ir kaip sakoma, kentėjau, namie sėdėdama laukdama. Aišku, tai ne tai, kad tu vis tiek yra paėmęs tas sausgyslės, tai reiškia, tu vis tiek turi jam duoti kažkokį minimalų krūvį, kad ten sukeltų kraujotaką. Tai va, tai būdavo taip, kad aš, kai turėjau tą stiprią traumą, 1,5 metų nužemė, be sporto, tai aš aišku vaikščiau pas kineziterapeutą, man užimdavo 4-5 valandas per dieną, tai vėl. Ir treniruotės. Taip, klausimas Agnei. Yra gera mano bičiulė ir vienas iš tų pavyzdžių, kur dažniausiai aš pats motyvuojuosi save ties tuo dalyku, kad šis žmogus sugeba labai stipriai suderinti normalų žmogiškų gyvenimą su sportiniu režimu ir disciplina. Tai norėčiau Agnės paklausti, ar nesutinka su tuo nuomonė, kad silpna emocinė bei psichologinė būsena skatina žmogaus traumingumą sporto srityje? Žinoma, kad taip. Aš priklauso kokio lygio tu esi sportininkas, nekalbu apie meistrus ir besiruošiančius olimpinėms žaidynėms, bet man atrodo, kad visame kame turi būti balansas ir taurė vyno savaitgalis liko to. Ne vien mineralų. Jeigu reikia paminėti Vytauto mineralinį vandenį, galiu paminėti Vytauto mineralinį. Gediminai, kaip tu su šituo teiginiu, kad silpna emocinė bei psichologinė būsena tikrai gali paartinti žmogaus traumingumą? Ar sutinki su tuo? Jeigu kalbam apie žmonės, kurie nesiekia aukšto meistriškumo, tai paprastai problemų nėra, nes jeigu silpna tokia būklė, jie nėra treniruoti. Tiesiog neateina, nes Jis jau kažkur. Jo, jis jau kažkur kitur. Tai va, o aukštą meistriškumą, tai sprendžiam, nes vis tiek žmogus ne automatas, jisai turi banguoja jo būseną,
kaip fizinė, taip emocinė. Nu ir dirbam, dialogas, šnekamės, kalbam, kažkiek sumažinam krūvį, paprisitaikom. Taip, yra. Dažnas tik atėjęs į sporto salę, arba tiesiog net gyviai gyvenant iš tuo, komis gyvenam, dažnai nesupranta trenerio duonos, nes dažniausiai treneris per visą savo procentinį dalį, kurią atiduoda klientui savo, vienas iš didžiausių, manau, procentų yra psichologiniai dalykai, nes žmogus pasitikė treneriu, žmogus ateina su savo bėdom, ateina su savo problemom, treneris jį užklauso, treneris skatina, treneris kritikuoja, treneris komentuoja, tai dažnas iš šalies žiūrintis nesupranta, kad iš tiesų treneris turi labai didžiulį įdirbį ties psichologiniais dalykais ir kitą kartą asmeniui, atletui, klientui, pacientui, tas psichologinis dalykas, ta prizmė, vedama paskatinimas ir tas abipusis pasitikėjimas iš tiesų kitą kartą išgydo žmogų. Jis emociškai jaučiasi stipriau, lygiai taip pat kaip ir psichologą. Kitą kartą yra tokių kolegų, kurie sako, aš kai ateinam klientas klausia, ar šiandien sportuosim ar einam gerti kavos. Jeigu sportuoja, tai sportuoja, jeigu einam gerti kavos, tai šneka su kuo jie vyras išdavinėja, kiek kainavo pamėgos ir kiek kainuoja vaikams išruošti krepšelį į mokyklą. Tai jau tokia trenerio duona. Renata, noriu paklausti jūsų, per savo sportinę karjerą, kur turite nemažai titulų, ar esate patyrusi kažkokių traumų, mikrotraumų ir kaip jas realizavote ir gydėte? Iš tikrųjų, tai esu labai laiminga, nes irgi nesu patyrus jokių rimtesnių traumų. Jau kai atėjau į šitą sportą, turėjau vieną didelę traumą, tai menisko plėšimą ir kažkaip man buvo baisu pradėti sportuoti, nes galvojau pritūpimai ir taip visokie pratimai, kad kažkaip paveiks ir aš neatlaikysiu, bet ačiū Dievui galiu tik pasakyti, kad labai faina pradėti sportuoti salėje su treneriu. Tada jis viską išaiškina, paaiškina, apžiūri, tau pataiso techniką ir po truputuką aš įsiaukinau salę ir pavyko išvengti traumų. Šiol dabar sportuoju viena salė, bet viskas sėkmingai sekasi ir aišku visą laiką prieš treniruotę apšilimas, 10 minučių kardio, tada tempimo pratimukai ir tada aš pradedu sportuoti, lieku savo treniruotę ir šiek tiek džiaugti. Jūs irgi kardinaliai esate sutinkantis su to, kad reikia paruošti savo sunkiam ir paruošti galvą. Galvą, gerai išsimiegoti ir vitaminai, mineralai, čia mūsų kūnas labai yra sudėtingas, reikia iš tikrųjų iš visų pusių pasiruošti ligom. Taip, Igorė, naujokas, jaunimas, galėčiau statyti į tą pačią. Ar ateina asmuo 35 metų naujokas į salę, ar ateina 16-metis į salę. Abiejų interesai viską pasiekti kuo greičiau, nereikia pagalbos, visų pilna informacijos, ką man specialistas taupau, aš greitai visas tvarkoju, pasitikė savimi ir nieko nežinau, čia nepatyręs, nematęs, neturiu kažkokių aplinkinių pažįstamų, kurie iš patirties kažką papasakotų, kaip iš tiesų kažką darau netinkamai, kenksmingai ir blogai. Tai ką, tarkim, pagaliau galėtum patarti šitos srities, šitos klasifikacijos klientams, ateinantiems į salę naujokams ir jaunimui, kad jie pagaliau pradėtų tinkamai sportuoti, ko reikia kažkokio švietimo, kažkokių nemokamų dalykų, kažkokių konvencijų, seminarų, kažkokių paaiškinimų, ar reikėtų vėlgi grąžinti tuos vadinamus kaip senuosius laikuose būdavo salėse instruktoriai, kurie viską vaikščiodavo po salę, pamatydavo, ar kažkas kažką daro netinkamai, pakomentuodavo ir panašiai. Tai kokia tavo nuomonė, ką tau patartum, įdiegtum, jeigu būtų galimybė, kad kuo mažiau sumažinti netinkamo sportavimo, jaunimo bei naujokų srityje? Aš čia tavo klasifikaciją dėčiau per vieną grupę. Tai yra tiems, kuriems tarp 40 ir 50.
sakiau, kad dažniausiai atsiranda tokie, kada galvoja, kad va, reikia vėl pradėti sportuoti, arba iš viso pradėti sportuoti. Tai šita grupė, jinai, sakyčiau, tokia pat rizikinga, kaip ir tiems, kuriems yra 16. Kodėl? Todėl, kad dažniausiai pas juos yra 10-15 metų pauzė tarp sportavimo kažkada ir dabar, ir jų kūnas visai netitinka tai programai, kuri yra galvoje. Ir principai jiems reikia keisti Windowsus. Tai jeigu jaunimui reikia instaliuoti teisingai viską, tai ten reikia keisti. Todėl, kad jisai galvoja, kad aš viską žinau, aš čia vat ten paskaičiau vieną ten Delfį ar dar kur nors. Nu ir viskas. Aš atsimenu, ką jūs man čia pasakojate. Tada atsiranda bėdos ir dažnai atsiranda bėdos, kurių iš karto nepamatysi. Kodėl? Pas juos šaiba maina kraujagyslių širdies sistemą, endokrininė irgi, ten gali būti paslėptas diabetas ir visi kiti dalykai, kurie iš karto daro juos silpnesnius negu jaunimas. Plius krenta hormonai. Ir tai yra absoliučiai kita situacija. Tai vat mes gaunam tokį krištolinį klientą, principai, kurį reikia labai subtiliai privesti prie to, kad tau reikia po truputį suprasti, kad tu jau kitoks ir tavo raida jau yra kita. Pas tave niekas nekils, kaip jaunystėje hormonai varo viską į atsistatymas yra superinis. Ne, viskas eina down. Ir jeigu tu padarysi tokį krūvį, tu dar greičiau tenai nueisi. Bus traumas ir taip toliau. Tai yra visai kita filosofija. Ir reiškia, apie tai, kad čia pirmoji dalykai tik pasakot. Tai prasideda nuo, sakysim, mentalinio pakrovimo. Jaunimui, kad viskas greitai neateina, ateina adaptacijos, kurios eina vietos po truputį. Jeigu tu talentingas, tau tiesiog pasiseks bus greičiau. Jeigu vidutiniokas, tai kažką pasieksi, bet eis po truputį. Visa chemija ir taip toliau turi visokių blogybių, kurios iššoks po to, dabar nieko nesimatys. Kokia bus po to kaina, tiesiog to negrąžinsi. Viskas. Ką padarėjai dabar, po to negrįžtami dalykai. Tai dėl to trenerio vaidmuo ir aplinkos yra super svarbu. Treneris turi subtiliai parodyti, ką reikėtų paskaityti, pažiūrėti, tą teisingą dvasį duoti, gauti tokį skiepą. Ir tada viskas eis gerai. Treneris bus kaip mentorius, šiuolaikinis žmogus viską suranda, daug visokios informacijos, bet treneris parodo, kur jinai teisinga, kur rinkodara. Kad rinkodaros yra pilna. Tai kad jisai šiek tiek galėtų atvykti, bent jau tuose srautose. Ir tada prasideda ilgas laikas, kaip jį išlaikyti motyvuotą tą periodą, kai vyksta kūno pasikeitimai. Kad per 1-2 mėnesius nevyksta. Čia gyvenimas gali pasakyti visiems. Eina ilgai, po truputį. O ypatingai, jeigu tai yra vidutiniokai, tie, kurie nenori būti žvaigždėm, juos sumotyvuoti dar sudėtingiau. Kadangi jie nemato tų parametrų, pagal kuriuos galima juos sumotyvuoti. Numest 3 kilogramus, ką, jeigu jisai turi 100, jisai išsisiojo tos 2 kilogramus, ir ką, jisai numetė, ne. Tualetė viskas, o raumenų masė nepasikeitė. Čia dažnai tekdavo, kai dar dirbdavau sporto klube, matyti po įvairių, tarkim, treniruočių, mažų grupinių treniruočių, asmeninių treniruočių, kaip ketulės ateina pasisvėrė po treniruotės ir sako, 800 jau numečiau. Ir mano dažniausias apsidovanodavo pyragų. Gigają numečiau. Napoleoną davai pyragų. Gediminą, ar tenka dažnai instaliuoti ir perinstaliuoti Windowsus? Šiaip tai iš tikrųjų problematiška yra ta grupė žmonių 40+. Jeigu jisai dar, sakykime, praeitį kažką bandęs daryti, ne aukšto meistriškumo, tiesiog bandęs daryti ir ten, sakydavo, sukildavo, tarkim, svoris ten. Kažkada, sako, dariausi 100 kg. Ir jisai tą kažkada nori dabar įkelti šiandien. Ir jam nieko nesigauna, bet jisai vis tiek stengiasi. Jisai sunku apskritai eiti į kontaktą dėl to, kad jie nelinkia priimti informacijos iš principo.
Nu, nes jis viską žino, jisai praeitį sportavo ir jisai kaip ir supranta, kad čia va taip reikia daryti, ką jisai darė anksčiau. Patikrinta informacija. Tai problematiška yra ir įmanoma tik tai, jeigu tas žmogus pamato pavyzdį, kai tu, sakykime, dirbi su kažkokiais žmonėm, yra kažkokie rezultatai pavyzdį. Sunku yra ypatingai tiems treneriams, kurie tik pradeda darbą, nes jų tokie žmonės apskritai neklauso. Bet tie, kurie turi daugiau patirties, tai kažkoks šansas yra, bet tai ne nuo pirmos dienos ir ne nuo antros. Tai jeigu jisai bus salėje, o jeigu jisai vaikšto sezoniškai, paprastai. Dar vienas įdomus dalykas. Turiu tokį gerą draugą, pažįstamą chirurgą, kuris ateina kartais sportuoti pas mane. Jis sako, žinai ką, dabar aš esu užsiėmęs, yra nauja mada, man reikia siūti užpakalius tiem 40-mečiam, plus, reiškia, plyšta dvigalviai viršui. Dėl to, kad, sėdimas darbas prie kompo ir paskui jie yra savaitgaliniai herojai. Savaitgalį, krepšinį savaitgalį, ten kažkokia sporto šaka. Ir plyšta tiesiog, reikia siūti. Tai čia turbūt visiems būtų toks, nes fiziškai mes, kai kažką atliekam, mūsų kojos gaunasi taip, kad keturgalvis nuolatiniam yra aktyvacijai. Ir dvigalviai paprastai, jeigu tu nedarai pilnaverčių treniruočių, jie atsilieka praktiškai, galiu pasakyti, 90% žmonių neturi dvigalvio šlaunies iš visko. Ir jį reikia ne tik tempti, bet jį reikia ir treniruoti, nes kai jisai yra stipresnis, jisai mažiau yra pažeidžiamas į tai, kad jisai užsistifina, tai vadinkim, užkietėja. Tai su tais 40-mečiais iš tikrųjų sudėtinga. Su jaunais žmonėm tai okei, nes 16-metis, jeigu jisai tavęs neklauso, kaip mes mokomės? Mes mokomės savo pavyzdžių, mes mokomės kitų pavyzdžių, mokomės iš kitų problemų ar nesėkmių, iš kitų sėkmės, kas yra geriausias variantas. Ir aišku, kai tu pats plojasi sieną, kitaip sakant, iš savo problemų. Tai pašnekant su žmonėm matosi, yra tokių, kur tu žinai, kad jisai mokysis tik tai iš to, kai jisai pats trinktels galvą į sieną ir tada jam kažkas, atšoks ir jisai pradės girdėti, matyti ir panašiai. Bet jaunimas pagrinde, jie dabar ateina su informacija patys. Jie patys tenais atsidaro telefonus, ten appsai ir taip toliau. Jie dirba, jau turi kryptį, kažką daro. Maždaug vis tiek ne iš savęs, sakykime, su kažkokia informacija. Bet per laiką šnekant su jaunimu yra paprasčiau, nes jisai vis tiek yra kaip tuščias popieriaus lapas ir jisai kažkiek priima informaciją. Jo, jisai vis tiek priima informaciją. Tai jeigu palygintas grupės, ką Igoris pasakė. Aš tik norėjau papildyti, kad dar kiti dauguma nemėgsta iš visko daryti, kaip ir Gediminas sako. Reikia ten dvigalvį, keturgalvį, nes keturgalvis tik daugiau dirba, bet dvigalvis susakytas stiprint, bet dažniausiai jų vengia arba vieną kartą į savaitę. Bet pritraukėjais nekalbam iš viso. O dar vis tik ten kito pritraukėjai ir daug ten glausdos, pavyzdžiui. Tai va, reikia Švedimai, čia moteriškas pratimas. Tai va, ir vyrai daro. Aš tikrai darau. Tai čia yra ausinė taisyklė, jeigu silpnės ir vietos numeris lausmai. Taip, sėdimo, daug problemų. Taip, klausimas Dianai Skukauskiai. Kokia jūsų rutina, kad jūs prevencija tiksliau traumų išvengimui? Prevencija, tai turbūt daug, ką jau paminėjom, tai tie patys apšylimai, geras miegas, aišku, svarbu yra mityba labai, kad būtų pilnavertė. Aš nežinau, mano racione tai kažkokių tai fizinių traumų nepasitaikė. Galbūt aš labiau pradėjau domėtis sportu iš psichologinės pusės, kadangi tai ugdo ir tavo charakterį, discipliną, tu augi per tai, kas tau yra nepatogu, kai tau reikia atlikti, kas tam įsigauna, turi kartoti, užsimerkti ir toliau daryti, atkakliai siekti kažkokių tai tikslų, tai
pas mane daugmaž toks būtų tas atsakymas. Kiek trunka jūsų pasiruošimas fiziniam darbui? Kiek užtrunka laiko, tarkim, tas bėgimas ar ten kažkaip? Aš prieš treniruotę dažniausiai pasidarau 10 minučių kardio kaip apšilimą. Tempimo pratimus vis tik palieku į pabaigą. Po to, kai padarau kūno treniruotę, dar kokį pusvalandį prasitempiu visą kūną. Ne tik tą apačią ir viršų padariau, bet visą kūną. Aišku, tada pasiruošimo metu būna dar pozavimai, kas labai po to viskas skauda laužo tą kūną, tai štai. Realiai kažką panašnekėjom su gerbiamu Rimantu Česnaičiu, kad jisai pasakojo, kad netgi sportininkai, tie, kurie ruošiasi varžybomis, tikrai skiria daug laiko pozavimui, jie netgi pagerina savo fizinės išvaizdos performance dėl to, kad raumuo, fascijos, atrofija gauna elastingumą ir panašiai, tai čia tas, ką jūs sakot, kad teritorijos rodo tie raumenys, kitą kartą sako, netgi tas pozavimas ir stipresnė treniruotė, nei gatas daryti sporto sąjungą. Taip ir būna, kad po valandos atrodo tiek prakaito išliejai ir tiek kalorijų sudeginai kaip treniruotė. Ne, daugiau gal. Pasižiūrėjus, tas darimas. Taip, klausimas tau, Gedai, kiek turėtų trukti laiko atžvilgiu protinga pramankšta? Aš turiu 3 pramankštas, yra trumpoji pramankšta, kaip minėjo pašnekovai, yra kūno temperatūros pakėlimas 7 minutės panašiai. Kardio kažkoks krūvis variantas, nedidelio intensyvumo. Ir tada pramankšta, jeigu trumpoji, tai bus 12 minučių, vidutinė mankšta 15, ilga virš 20. Tai tai bendras apšilimas gaunasi tarp 25 ir 27 minučių. Ar pramankštos procese yra naudojami kažkokie įrankiai, gumos, kamuoliai? Paprastai pramankšto yra viso kūno nuo galvos iki kojų kryptiniai judesiai su sukamaisiais judesiais. Gumų nenaudojami, yra tiesiog bendras, pradedant nuo kaklo ir baigiant pėdomis, viso kūno pramankšta, gaunasi apie 30 pratimukų įvairių. Reiškia eina kryptiniai judesiai ir tada eina sukamieji, kryptiniai sukamieji, pagal visus segmentus, pradedant nuo kaklo, pečių juostos, kūnas, visas jausmuo, kojos ir tada. Igori, ką pakomentuotum tu iš savo srities apie pramankštą, kiek trunka, kiek rekomenduotumėt optimaliai skirti laiko atėjus į sporto salę? Mano sportas, kuo aš užsiminėjau, tai ištvermės sportas, tai štai triatlonas, tai ilgo nuotolio plaukimai, tai bėgimai, kažkas tai panašaus. Tai mano amžiaus grupė yra kita. Tai kaip vadina užsienį meistrai, kiek jau, virš 50. Tai pramankšta kažkur vidutiniškai yra minimum 15 minučių. Tikslas yra sušilti. Jeigu yra žiema, tai bus dar ilgiau, šiandien lauke šalta. Ir numeris 1 viso šito, kad sušiltų visi sąnariai, tada jie su amžiumi darosi tokia zona aukštesnės rizikos. Tai kadangi ištvermės sporte dažniausiai būna tokie cikliniai krūviai, tai ne sporto salėje, kur ant maksimumo kažkas tai daro. Tai mano patirtis yra tokia, kad kai darai gerą pramankštą po treniruotės darai atšalimą, tai traumų nėra. Man pasisekė, sakant, Ironmanui ruoštis ir praeiti ir traumų neturėjau. Tai ten krūviai labai dideli, pasiruošimas irgi didelis. Tai vat toks. Plius prie to, kaip pagrindas, tai yra numeris 1, kad būtų tiek, kiek reikia miego, atsistatymui. Ir čia numeris 1. Jeigu atsistatymo nėra, tai ką jūs nedarysit prieš tai, rezultato nebus. Kaip sakant, jūs
nesušildysi tą, kas neatsistatė po treniruotės, kuris buvo prieš tai. Ir tai reikia irgi turėti omeny, kad visa metodika, kuri skirta meistrams ir būsena jų kūnų yra truputėlį kitokia negu mėgėjai, tie, kurie ateina epizodiškai į sporto salę. Ir va čia aš turėčiau kaip atkreipti dėmesį trenerių, kadangi reklamose visur rodomos žvaigždės, su dideliais ten arba greiti ir taip toliau. Tie žmonės, kurie ateina, jie absoliučiai kitokie. Bet jie žiūri į tai ir jie bando kopijuoti. Ir vat jiems reikia įrodyti kažkokiais pavyzdžiais ir taip toliau, kad tai, kas daro jie, tai yra ne tas pats. Ten yra Formulės 1 automobilis, kur yra viskas tobula, super priežiūra ir taip toliau. Jūs esat paprastas golfas. Tada Jo. Bet taip pasakyti negalima. Ne, bet reikia pačiam turėti omeny ir taip ištransliuoti, kad po truputį bus upgrade'is. Ir tada viskas bus gerai. O jeigu iš karto paimti tokius iššūkius kaip su aukšto meistriškumo atstovais, kurie jau pasiekė tam tikrą lygį ir kokios matom nuotraukose, tai bus bėda. 100%. Tai, bet, tokia nuomonė. Čia labai trumpa tokia linija tarp kažkokio kaip pavyzdinio dalyko ir kopijavimo. Taip. Tas Švarcnegeris turi tapti kaip įkvėpėjas, bet bandyti juo patapti tai reiškia klaida. Jo, visai kita medžiaga ir mes unikalūs. Galbūt kitoj srity būsi toks unikalus kaip Švarcnegeris, bet Taip, jam klausimas tavo top 3 dalykai, kurie jūsų manymu labiausiai yra priskiriami jūsų asmeniniam gyvenimui kaip prevencija prieš traumas. Ką įvardintumėt top 3? Aš tokia baugietė iš tikrųjų, nes aš tokia labai visur rizikuoju, visur tokia. Aišku, tai mano pirmas tai atsistatymas, tai yra miegas numeris 1. Miegas. Aš manau, tai miegas. Maistas, nes aš tokia labiau už maistą nei papildai. Ir trečias būtų disciplina režimas. Andriau, jūsų top 3 traumų prevencijai? Jie poilsis čia būtinas tikrai. Maistas, aišku, irgi didelę reikšmę turi ir, sakyčiau, gal tikslingas treniruotės, tikslingas treniravimas, svoriai per didelį, kada nebūtų, kad pagal savo galimybės darytų viską, neperžengsi tam tikrų ribų. Sakyčiau, gal Tai turbūt kartosis, bet, sakykime, geras apšilimas, tinkamas krūvis parengtas ne vienoj treniruotėj, bet apskritai algoritme kažkokiam ir atsistatymas bus ir miegas, ir maistas, ir nesiplėšimas savaitgaliais, nes dauguma žmonių turi algoritmą 5+2, žinot tą, ne? Kai paklausė žmogaus, kaip tu maitinies, sako, aš puikiai, tada sakau, surašyk man mitybos savo savaitės algoritmą esamuoju laiku, tiesiog rašyk, ką tu valgai. Ir aš pažiūriu, sakau, tai pažiūrėk, pas tai penktadienį, šeštadienį, tai bet čiagi savaitgalis. Čiagi nesiskaito, tai? Cheat day. Po to cheat week. Paskui atsistatymas, Cheat life. paskui savaitės. Cheat life. Savaitės Ačiū, reikia tai grįžti. taip išeina, ne? Gedai, traumos ir finansai. Ar sutinki iš to dalykų, kad, tarkim, pavyzdžiui, atletas, kuris mažai finansuoja sporto, priežiūros, masažų, terapijos, baseino, su kažkokių kitų aplinkų susijusių reikalų, yra linkęs didesniam trūningumui, jeigu jis nėra ten genetiškai kažkoks daunotas ir super atletas. Tai jau kaip ir viską papasakoju, iš esmės, žmogus, kuris turi didesnės galimybės, faktas, kad jisai turi šansą išvengti labiau tų traumų. Bet, sakykime, paprastai pradedami sportuoti, tai jeigu tinkamai parinkti tuos, ką minėjom, tuos sudėdamosius, tai įmanoma ir
be kažkokios armijos paruošiamųjų žmonių papildomai kažką jau pradėjo daryti. Bet laikui bėgant, aišku, jeigu jisai turi finansus, gerai yra, jeigu jisai masažus pasidaro, jisai susižiūri tos dalykus, geresnį maistą gali nusipirkti, ne, kai tu turi daugiau pinigų, gali nusipirkti aukštesnės kokybės maistą ir taip toliau. Visada pinigai duoda gerą šansą, jeigu teisingai jie naudojami. Psichologiškai geriau jautiesi, kai daugiau pinigų. Taip, Renata, klausimas jums. Kokias procedūras lankot, kurios pagerina jūsų sportinę rezultato kokybę? Masažai, kokie baseinai ir dar kažkas? Gerai, taip pat. Tai galiu pasakyti moterim, kad visi vakuumai, visokie ten tie anticeliulitiniai dalykėliai ir taip toliau. Nežinau, gal šiek tiek padeda, jeigu tai yra suderinta su sportu, su mityba, su miegu ir taip toliau. Tai kažkiek prisideda prie to viso gėrio, bet aš asmeniškai vienintelė, ką darau, tai karts nuo karto nueinu, pasidarau sportinį masažą, kad pasitampyti fascijas, visus trigerius ten išmankštinti. O šiaip tikrai nesiskundžiu, užtenka darbo sporto salėje ir nėra jokio celiulito, jokių ten problemų, nesikaupia jokie vandenys ir, prasme, tikrai sporto salė pirmoje vietoje, ir tada jau visi ten priedai plius. Bet vėlgi čia gali būti savotiškai kaip ir genetinis aspektas į tas žmogus. Žmonės pradžiau celiulito nebuvimo ir kažkokios procedūros galbūt jeigu tas. O žinot, genetika, jinai ten kažkiek duoda, bet gal 20 metų tai yra genetika, kai 30 dar kažkiek genetika veikia, bet su amžiumi, jeigu nieko nedarysi, tai genetikos gali nelikti. Celiulito šiek tiek reikia, nes paskui vaikų galima nesusilaukti čia. Ne, aš nesakau, kad būtų visiškai būda. Kažkokie balai yra. Tai jie. Andriu, o ar tu irgi įtartumą turi savo asmeninę kažkokią patirtį ir pats kažkur kitur skiri savo gerovės varžybų rezultatų priežiūrai, masažai, baseinai, kineziterapija ir taip toliau, ar irgi kol kas nejauti tau reikiamų? Aš visą laiką darausi, jau žiūriu, sportinis masažas, gilių audinių jau, tikrai tai darau visą laiką ir prieš, ir po varžybų stabiliai, ir išskiria tam tikros raumenų grupės, tarkim, kartais nuvažiuoju man padaro pilnai koją, pilnai nugarą, pilnai ten krūtinę, pečius, rankas. Tai priklauso nuvažiuoju, pasižiūri, meistras pasako, kur yra problema šį dieną, vis tiek tu sportuoji aktyviai, tu sportuoji daug. Taip, nors ir tempimai ir mankšta viskas yra, bet esmė tame, kad vis tiek tai kažkur raumenų tam taip neišjudini, nepajudini tiek, kiek gali pajudinti pas tas specialistas. Tai šitas būtinas dalykas. Ir dar labai, sakyčiau, labai svarbus yra dalykas, kadangi profesionalus sportininkas, tai aš visą laiką stebiu savo tyrimo rezultatus, darai tos vadinimus vis tiek po varžybų atsistatymus, trauki visus papildus, darai laikai lieki tik ant maisto, net ir tuos pačius paprasčiausius, aš visą laiką nutraukiu, kad yra aminoruškai, ten baltymą, stengiasi iš maisto, kad kūnas vis tiek kaupia tik tai medžiagas iš maisto. Tai tas, aš manau, irgi duoda. Ir paskui tu žiūri pagal situaciją, jeigu ten yra kažkokia tai mintis ruoštis kitam sezonui. Aišku, sportas jau lieka visą laiką, nebent ten po varžybų kažkiek tai leidi sau lengviau, ar ten savaitę pailsėti, bet sakyčiau jo, masažas sakyčiau masažai ir savo sveikatos siekimas, sakykim taip, tyrimų. To ir visas. Taip. Agnė, jūsų top 3 traumų prevencijai. Tai man atrodo viskas paminėta ir poilsis, miegas ir geras maistas. Aš gal tik prieš 2 metus atradau, kad pati šiaip daug labai treniruočių dedu, tai
25 kažkada vesdavau per savaitę. Ir tai reiškia, kad aš vedu, tai nešneku, aš visą laiką fiziškai darau jas. Tai šiandieną turiu 13, daugiau nenoriu ir einu į masažus, einu į pirtį prieš tai bent kartą per savaitę. Ir aš jaučiu, kad mano kūnai tai tinka ir būtinas atsistatymas, nes kūnai yra tikrai gan dideli fizikai, tai čia tokie man top 3. Įdomi ledo vonis. Populiaru, Viktoras ar veikia? Su ledo vonim yra 2 efektai. Šalta? Buvo jo, pirmas, kad šalta, antras, kad reikia vonį turėti, kad ledukų ten prikrauti. Ten perės turės su poveikiu. Ir pasirodo, yra pliusai, yra minusai. Reiškia, o kokie yra pliusai? Jeigu reikia greito atsistatymo, tą naudoja dviratininkai, Tour de France ir taip toliau, tai va tada padeda, rytoj bus ilgesnis. Bet yra viena bėda. Gali eiti šaiboms ant ryto. Jeigu žiūrėt ilgą perspektyvą, ilgiau 3 savaičių, po 3 savaičių nulis. Tai, vienu žodžiu, jeigu reikia rytoj, tai tada galbūt padės. Dar klausimas. Reiškia, jeigu nesušaldysit sąnarius. Jeigu sušaldysit, bus dar blogiau. Tai jeigu suvest Tuos dalykus, ne tik sąnarius. Jo, tai čia mes jau šitą. Tai reikia tiesiog žiūrėti, kur yra rinkodara, ką nori prastumti. Tai labai daug kalbų, kad rinkodaros dominavimas yra totalus. Ir sveiko proto, kritinio proto nebuvimas yra pagrindinė bėda. Tol, kad yra toks visuomenės efektas, jūs žinot, tokia profesija yra influenceriai, kur bazė nulis. Lietuviškai toportukai. Jo, bet jie daro pardavimus. Tai vat jie gali parduoti tiems, kurie ten nieko nemasto, ir ledą su vonė, ir vonė atskirai, po to įlysti vonę, ir ten, ir dar šampaną, ar dar kas nors. Koks efektas pripasakos, ir tas žmogus tikės, kad dalis visuomenės yra tokia. Ir taip. Tai mano rekomendacija būtų sportininkams, sportuojantiems, tai labai gerai pamastyti, kokius jūs norite pasiekti tikslus. Ir viskas. Jeigu yra trauma, tada šertis jau čia šventas reikalas, bet tai mes kalbam ne apie traumas iš tiesų. Aš galiu pasakyti savo patirties, dar aš šiltas šaltas dušas vadinti. Jo, labai gerai. Tai iš tikrųjų, jeigu kalbant apie tos ledus, apie vandenį, tai aš sakyčiau, tas toks mentalus dalykas, jo gali priprasti, jis labai gerai išbudina ir visą kūną suaktyvuoja. Va toks tikrai geras dalykas. Toks dažnai darau, praktiškai kiekvieną rytą. Jo, aš čia papildysiu, tas šaltas kontrastinis dušas, jisai labai smarkiai stimuliuoja ir jisai labai gerai mus užveda, ypatingai iki 12. Viskas eina. Jeigu jūs tą patį darysit vakare, tai miegas jūs 2 valandas. Taip, ne iš ryto. Tai vat tą reikia turėti omeny. Jeigu vakare norit, kad greitai eit miegot, tai tada kaip tik šiltas dušas. O tada viskas atsipalaiduos, čia bus kaip mikropirtis tokia, efektas tas pats, pakils temperatūra, greičiau norės miegot. O tenai jau atšalsi. Ir trauma nebus. Tai tavo nuomonė, tai gali vis. Neturiu nuomonės. Aš tiesiog yra dar kitų gydytojų pažįstamų, urologų, kurie sako, kol chebra maudysis lediniam vandenį, sako, darbo bus. Tai ginekologams tas pats. Kažkaip nenori tęsti toliau. Ir prie šito ledo vonio dar efektas vienas yra, jeigu jūs pažiūrėsit į kūno sudėtį narų, jūs pamatysit, kad jie kažkodėl visi turi va tokį riebalinį sluoksnį. Ir termo kelias. Jo. Termo, kur apsaugo konkrečiai. Ir čia yra apsauginis kūno efektas tam, kad nesušaltų. Tai vat jeigu dažnai tam naudosit, tai gali būti sulaužyta termoreguliacija. O tas dalykas mums, mūsų klimate, ko dar baisus,
baisus to, kad vasara bus visada karšta. Ir To, kad kraujas. kūnas išmoksta save šildyti ir jam tai lengviau padaryti negu šaldyti. tą jūs galite pamatyti pagal kates. Kokios katės pietuose, džiusnos ir kokios šiaurės, lengvesnės. Tai mes irgi tokie patys, gamta tokia pati. Tai vat, jeigu mes išmokom šildytis, tai ta programa sėda labai ilgai, tai reiškia bus viršsvoris. Na, pas žmogų šiaip taip, pas vakaruose stambesni, rytuose lėtesni, o kartais šiaurės stambesnis pats. Nes kurie pažiūrėk, nu, dėl Kaip manom, Gediminai, kaip manai, kokios top 3 sporto šakos yra traumingiausios? Tiesiog greitai. Nu, ką žinom, žaidyvinės sporto šakos, kur didelis kontaktas, bet kuriuo atveju yra traumingos ir viskas. Gali dėti iš karto futbolas, krepšinis ir, tarkim, rankininkas. Futbolas yra numeris 3. Numeris 1 yra BMX dviračiai, o numeris 2 yra taekwondo. Šiandien žiūrėjau statistiką. Nu, tai bet jie tiesiogiai žaloja viens kitą, tai ten yra žalojimas sporto šakai, yra žalojimas. Boksas yra numeris 4. Tai irgi žalojimas. Agne, kaip manai, kokios pačios netraumingiausios sporto šakos? Nėra tokių, jeigu kalbame. Šaškės. Šachmatai. Bet šachmatai tai yra sunkios figūros. Aš tai dvitašeliu. Galiu tą galvą. Nežinau, Numeris plaukimas gal koks. Ne. Šaškės. Nu tai šachmatai. Ir slepiasi nuo manęs. Numeris 1 yra baidarių sportas. Numeris 2 yra šaudymas. Numeris 3 yra irklavimas. Visai ne į tą pusę. Ir 4 vieta yra šaudymas iš lanko. Tai jeigu nepataikai kažką, tai jau netrauminga. Ten arba mirtis, arba jo. Arba nieko, statistinė duomenys. Tai va, norėčiau visiems padėkoti, susirinkusiems, klaususiems. Galbūt iš auditorijos kažkas nori kažko paklausti, iš profesionalų apie kažką susijusias. Vienas klausimas. Visi šnekėdami vieną frazę. Dauguma sakė. Su amžiumi. Kada kiekvienam tas amžius atrodo, kada amžius prasideda? Tai biologiškai galbūt priklauso tas amžius. Aš galiu atsakyti jums šitą klausimą. Reiškia, jeigu mes imsim periodus, tai vienas periodas yra maždaug 40-50 procentų. Po to eina toks plius minus maždaug 65, antra riba, o po to eina 80. Tai yra va tokia kreivė. Jeigu jūs 40 pasiekėt savo maksimumą, tai nuo ten jūs pradėsit dreifuoti link 65 ir priklausys nuo to, kaip jūs teisingai gyvensit, turiu omeny sportuosit, fizinis aktyvumas, kokia bus mityba ir atsistatymas, jūs ateisit link 65. Traumų kiekis nuo to priklausys. To jis dar didesnė, greitesnė degradacija, o po to nuo 80 prasideda ypatingas laikotarpis, kada pradeda veikti tokie veiksniai, nuo kurių jaunystėje 30 niekas negalvoja. Tai susidėvėjimas plus atsitiktinumai iš šono. Pravaza, jūs kas nors pastumė, pas jūs prastesnė koordinacija, jūs nukrytot, sulaužėt koją, po 2 metų, po 2 metų statistika rodo laidą. Tai vat tokie vat dalykai. Tai apie tai pirmoji daly kalbėjom, kad reikia, kad būtų koordinacija gera ir taip toliau. Tai vat šitie periodai.